Sveiki. Noriu pristatyti vieną iš mūsų modulių. Tai yra sutarčių modulis skirtas sutartiniams įsipareigojimams valdyti. Tai kaip jį įdiegti ir kaip valdyti funkcijas jame. Tai keliame į modulių sąrašą ir susirandame modulį su sutarčių valdymas. Aktyvavus šį modulį, pasirinkimas atsiras kairėje pusėje apačioje sutartys. Pačiame modulėje jūs galėsite aktyvuoti ir nurodyti vidutinės mėnesinės išlaidas, kurios bus atvaizduojamas statistinėme grafike. Tai įvedus šią sumą, jeigu norite ir nieko galite nevesti, atnaujiname nustatymus ir keliaujame į patį modulį, pačią funkciją. Šioje dalyje jūs galėsite ir kurti sutartis ir matyti kiekvieno mėnesio pokytį. Ir pradedam nuo sąskaitos sutarties įvedimo. Tai pasirenkame sukurti sutartį, pasirenkame sutarties numerį, sutartis 1, pasirašymo datą, galiojimo pabaigos datą, su kokiu klientu tai yra susiję, būsena ar pasirašyta ar nepasirašyta ir kokia yra sutarties vertė. 10 000 eurų. Toliau galite pasirinkti ir sąskaitos informaciją, tai bus sąsaja, kokios sąskaitos faktūros, su kokia serija bus kuriamos būtent iš šios sutarties. Mato vienetą, PVM kodą, kuris taikomas jūsų sutarties objektui, paslaugom, mokėjimo terminą ir jeigu norite papildomus duomenis, galite prisidėti ir pačią sutartį, kad esant reikalų nereikėtų jau ieškoti kažkur tarp dokumentacijos, o vietoje galėtumėte ir originalą pasižiūrėti. Spaudžiame sukurti sutartį. Sutartis atsiras pačiame viršuje, naujausia sutartis, ir šioje dalyje galite įtraukti mokėjimus. Pasirenkant ar tai vienkartiniai, ar tai periodiniai mokėjimai, pasirenkant datą, pavyzdys iki balandžio 10 aš noriu pirmų 5 000 eurų. Ir tada antras mokėjimas jau balandžio 27 diena, tai gal 26 pasirinkim, 5002 dalis. Šioje vietoje jūs iš sutarties galite sukurti sąskaitą faktūrą. Galite, žinoma, ir redaguoti, bet galite ir išrašyti sąskaitą faktūrą. Paimama ir serija, klientas, svarbu nurodyti kliento kalbą. Ir yra nurodymas, kad tai yra mokėjimas pagal sutartį, kurios numeris yra toks. 5000 eurų suma plus PVM. Išrašius sutartį, spaudžiam sukurti sąskaitą ir parašo nereikia, sąskaita sukuriama. Keliaujame atgal į sutarčių modulį. Ir jau prie pačios sutarties jūs matysite tą pirmą išrašytą sąskaitą ir jei jos statusas tos sąskaitos pasikeis jau bendram sąskaitų sąraše, kai bus ir apmokėjimai priskirti, tai va šitą galėsite valdyti. Galite ir peržiūrėti sąskaitą ir tiesiai iš čia parsisiųsti. Kitas variantas, jeigu pavyzdžiui jūs jau sukūrėt sutartį, suvedėt sutartį, bet sąskaita buvo išrašyta anksčiau, negu suvedėt sutartį. Tai yra galimybė jau priskirti anksčiau išrašytą sąskaitą. Tai yra susijęti mokėjimą. Susijus mokėjimą, šioje dalyje jūs galite pasirinkti, kuri tai buvo sąskaita, kurią jūs norėtumėt priskirti prie šio mokėjimo. Tai mano sumos gal tik tai dabar nesutaps, bet galima prisiskirti, kad va, šita sąskaita buvo susijusi su tuo nurodytu mokėjimu. Tai aš pasižymiu tą sąskaitą kaip prie šitos sutarties, aš ją įtraukiu ir nereikia atskirai prisukurti mokėjimo, jisai susikuria, tai yra nereikia atskirai susikurti sąskaitos, jau galima ją priskirti čia. Ir tada viskas matysis ir gal tada papildomą dar vieną sąskaitą jūs išrašysit. Tai tikimės, kad bus jums lengva valdyti sutartis, sutartinius įsipareigojimus, matyti galiojimo pabaigos datą ir valdyti mokėjimų sąskaitą susijusią su sutartimis, būtent vadovaujantis šiuo moduliu ir jo pagalba. Tai gero naudojimo ir iki.